Atvykom į Kuala Lumpūrą, ką tik. Išlipom iš lėktuvėlio. Varysim dabar iki Viešnamio savo ir tada žiūrėsim, ką toliau. Gal kažkur važiuosim pasibūt, kažką pamatyt, kažką paėst. Nusipirkom lėktuvę nesąmonę už kažkodėl daug pigiau negu buvo parašyta. Tikėtina, kad kažko neįmušė. Tai gavom beveik nemokamai, labai daug daiktų. Atvykom į savo viešbutaną. Va toks va. Bele kokio dydžio iš tikrųjų. Šiaip po šito, po Singapūrą keista, visai kitaip, visokių žmonių labai daug. Ne tokių, sakykime, turtingų kaip. Nes Singapūrė visi tokie matys normalūs. O čia visokių yra. Tai va. Nu, bet įdomu, pažiūrėsim kaip čia kas. Šalia kokių didelių pastatų yra, tai visai fan, manau, turėtų būti. Gavom 29 aukštą. Neblogai. Kaip mūsų butas. Neblogai. Bet tokie keisti kažkokie šitie. Ir tam dėti dieną susitakėm. Taip. Access kartas yra atskirai liftų. Nu, žiūrim, kad turim. Lights. Va toks. Nice. Ką turime pro langą? Okei, gan aukštai turime pro langą. Turime biškį, galiu pasakyti, dangoraižių pro langą. Ai, tiesiog čia aukštai yra. Esame Kuala Lumpūre. Kaip vadinasi? Namaste kažkoks. Einam pavalgyti kažkokią indišką restoraną. 1947, kuris vadinasi. Gali būt, kad rytoj mūsų sutiksite lovoje trieždinčius. Yra tikimybė didelė, kad rytoj ši kulka bus patrauks. Legendiniai mangolasiai. Čing-čingas. Tirpsta ledai, kaip greitai pasižiūrėk. 3 iš 10. Prastas labai. Tikrai ne toks kaip Lietuvoje, netgi sakyčiau. Labai toksai jau papigiaiskas. Su vandeniu paskėstas. Visiškai. Pirmas patekalukas. Takos. Kažkokie Old Malayan style. Nu, ragaujam, žiūrim, ką turim. Damantė ragauja pirma. Bijau jau ragau. Žiūrim. Ir Damantė kanda šią maisto medžiagą. Skanus? Gerai, noriu ragauti. Gerai, tiem žodžius. Pagrindiniai patiekalai tikrai labai skanūs, labai patinka. Va tokie va. Bet gali būti ryte, Nijolė ir Daliauskina. Bet kol kas labai skanu, tai einam pasimėgauti. Visą išgėrė. Ne, po to pasirodo mes geriam iš apačios, o apačioj buvo nusėdęs nuo ledukų vanduo. Labai greitai. Tai vis dėlto ne 3 iš 10, o 7 iš 10. Bet still blogiau negu Lietuvoje. Tikrai. Bet pagrindiniai patiekalai tai labai skanūs. Pagrindiniai patiekalai labai gerai. Na va, esam prie perėjos. Nėra tiesiog mums niekaip kaip praeit, yra tiesiog perėja. Tiesiog laukia, kada mašina kažkaip bus, nebus. Gal praeisim, nes mes dviesi, tai čia gyvenime. O, viskas, po šitą visų. Nice. Atvarėm į turgų. Kažkokį čia neatsimenu pavadinimo, Petilang Street. Or something like this. Įdomu. Gali būt, kad
pavogs piniginės. Arba dar kažką tikėtina. Jau visi domantė kiša viską. Visi siūlo, visi žiūri. Galit pamatyti per kamerą. Ne, va, šitas nežiūrėjo. Bet šiaip labai žiūri. Nežinau. Nebent va tokias kokias. Industriškas. Ką? Va tokias. Oi. Čia gal šitų žodžių nereiktų sakyti, nesuprast gali. Mamuoja per daug. Ne, tai mes čia ir visam turbūt kaip ir čia nepaunas dalyčiai. Jo, tai taip ir yra. O, na, kokie daugai. Tikrai visi originalus. Kad tiek daug būtų dalykų visokių netikrų. Tikriausiai nesu niekur matęs. Čia niekada nesibaigiantis yra turgus. Šiaip žiauriai, įdomus, tik labai kiša visokius dalykus mums. Čia dar nelabai. Nu, nelabai, kiša. Ar Egiptas? Triusikai, Hilfigerio. Nuliovė, net nedėvėti visai. Patek Philly, Richard Mille. Viskas. Tiesiog mega originalai. Kepurės, šaunios. Šiaip kainos iš tikrųjų tikrai geros yra. Ta prasme, kur netgi mums kaip turistam ten lempinės pasakytos kainos, tokias, kur tipo nebūtų gaila mokėti. Už kelnes, gražias, 2,5 šitie tubrikai jau. Mirkos. 2,5, ne, 2,5 mirkos. Tai 5 eurai. Tai 5 eurai, jo, už kelnes. Užsisakėm kažkokią arbatą su pienu. Tai šitas buvo Čia va atidarėm. Dabar reikia pramušti savo tą votą. Neišeina man. Tai iš aukščiau mane kapoką. Ai, nu nesubukuoju galvo. Šit kaip. Gemka. Ragau. Vėl aš visą ragau. Tu turi ragaut, pasakyk kiek iš kiek. Kiek balų. Kažkodėl visi ten žiūri žmonės. Mes irgi žiūrim. Katinėlis. Katinėlis, pažiūrėk. Skanu. Vienas kažkuo. Katinėlis čia. Skaniai duodu 8 kuolanpirietiškas kates iš 10. Va tokias vakatės. Nu va tokie reikalai. Čia yra tikimybė smirdalynų daug pajausti. O valgo žmogus su rankom viską. Ai, nu sočiarim. Jo, čia kitas pusės restoraną. Galima pamatyti, kai vyksta dalykai. Va taip. Va taip. Tiesiog ant gatvės žmonės va dirba. Viską peršą. Ar tu be norėsi valgyti? Gali būti, to apsivemsi. Labai slidu. Nieko neužuodžiu. Tai tau su uoslė blogai domantė, tai niekada nieko neužuodžiu. Bet ble buvo. O tokie ir kačiukai čia dar gyvena. Visur pilna kondiškių, vidu yra nežmoniškai šalta. Ta prasme, skirtumas tarp lauko ir vidaus yra kokių 15 laipsnių, aš net neįsivaizduoju. Kaip čia žmonės nesirga nuolatos, nes man tai jau sloga yra. Nėra šaligatvė, arba visi užimti, tai reikia eiti vidury gatvės tiesiog. Bet visai patogu. O čia jau gal rasim. O, laisvas šaligatvis. Einu. Įdomios gatvelės. Bariukai čia kažkokie. Valgymo vietos. Čia labai fainas, čia reiks ateit, va. Čia žiauriai nice. Iš viešbutuko, va toks vaizdelis. Labai neblogas, sakyčiau. Dieną reikia dar. Koks vaizdelis baseine.
ticket. Meilė kiek baigiam. Oh my god. Tinkstat iš čia man, nelendat. Einam prie ticket pažiūrėt. Wow, dailu čia. Va tokia va graži vietelė. Tikrai daili. Visi į tunelį. Bežionės mėta nesąmonės iš viršaus. Povai rėkauja kažkokie. Dailu čia. Ojojoj. Va, šitie va visi laiptai dabar liko į viršų. 370 kažkiek laiptų, man atrodo. Va ką, lipom? Paskutinį laiptelį. Aukštokai, nice vaizdas. Dailu. Dar vieni laiptukai liko. Oi ne, labai ilgai kol nelipsim. Bandysim dabar reelsuką čia tokią susukti. Batu Caves, labai rekomenduoju, labai patiko iš tikrųjų. Tuoj parodysiu nuo šitų laiptų dar su dronu video. Šiaip fainai, gražu čia. Ir miestas biškelį matos, ir viduj gražu, ir beždžių yra nemažai. Ir šita statula figen. Tik tais matėm, kai parodysiu, gal matėte video, kai gyvą gaidį nešė į viršų aukoti. Biškelį buvo keista. Žmogus paprastas, tiesiog paėmiau kebabą. Ką pasiėmė damantę? Krūvą įvairių maistų. Tai va tokie reikaliukai. Štai. Neužilgo varysim ten į viršų patį. Bele kaip gerai čia atrodo. Matai, labai gražu. Labai šilta ir labai gražu. Einam dar pasiimsim kavuką, nes šiandien nespėjom, o jau yra po 4:33. Mes pusę 6 turim kilt. Einam pasiėmam kavuką ir varam į viršų.
Šimtas 40 metrų. Nice. Labai patinka, labai gražu. Tyliai šneku, nes norim, kad lietuvis pamatytų, kad mes lietuviai. Bet jau prieš tai gali būti, kad mes jas apšnekinėjom ir tik po to pamatėm, kad lietuvis. Šiaip labai įdomu, labai gražu. Ir toks aukštis. Kažkoks parkas matosi, reiks net pasivaikščiot po to. Labai nice. Bučkas. 370 metrų aukštas. Einame pasižiūrėti, ką pamatysime čia. Eik, tiesiog aukštai. Bet taip aukštai. Čia geriau matosi. Bet kartama, igen. O, šitas matosi. Nice. Ir vanta. Antrasis dienos lesalas, paėmėme soft shell krabą ir laksą paragauti. Paragausim čia, po to žiūrėsim, Lauris labai išgyrė vienoj vietoj. Tai bandysim dar to kitoj paragauti, prie šventyklos Penange. Tai va. Gerai, varome valgyti. Laksa 9,7 iš 10 tikrai. Taip? 9. Man tai 9,7 labai skani. Labai soti. Tarsi mes dviese pusę suvalgiam. Žiauriai soti. Jinai tokia turi to tirštumo savy bele kiek. Soft shell krabas labai skanus. Šitie visi dalykėliai irgi labai skanus, bet tiesiog neįmanoma suvalgyti. Va, žuvies tokie gabalai. Labai daug čia visko yra. Ir va tokiais žuvies gabalais. Aš jau beveik visus išgaučiau. Laukiam deserto. Jau matau, atkeliauja. Desertas. Turėtų būt labai skanu. Taksistas sakė šitą paragauti. Jo, labai fainas taksistas sakė būtinai šitą paragauti, tai ragausim. Ir dar va tokį kažkokį. Ir visur yra va, karameliuko. Eik, tu čia durianą pridėta. O ne, bėga sirupas. Tokį nematė. Gerai, karočią ragaujam, jeigu kažką girdit. Ne? Paragaujam va šitą. Eik, tu neskanu. Labai neskanu. Žiauro. Eik, tu neskanu. Žiūri tave visi baig. Labai. Nepagarbu. Gaila. Aš labai įsivaizdavau, kad bus skanu, labai gražiai atrodo, neįmanoma valgyti. Bet šitas žiauriai geras. Šitas labai geras. Šitą neįmanoma tiesiog. Tokį keistą skonį turi. Kalėdų šurmulys. Einame pažiūrėti dabar kažkokio tai šviesų šou, kuris vyksta ant Petronas Towers. Domantė jau tolumoji. Bele kaip šilta. Buvo apsipirkta Apple parduotuvėje. Tai dabar turėsiu dalykų. Va čia tai gabaliuką suprantam. Trečioji diena Kvala Lumpūre. Jau šiandien skrendant toliau. O tokį va per kelią atėjom. Eisim ten gelim pasivaikščiot, ką tik pavalgiam. Ir einam toliau pažiūrėti, kas čia vyks, kaip čia kas. Vakar čia žiūrėjom šou tą, kur jums rodėm. Bet dieną visai kitaip atrodo. Gal netgi gražiau man. Petronus nufilmavau. Petronas. Čia va tokių va yra. Va tokių va. Einam pažiūrėti KLCC Park žemėlapį. Petronas Towers yra 25 metai. Va toks parkelis, galima eiti murgdytis. Parkelis aplankytas.
Panašu, kad po truputį keliausim į viešbutį ir važiuosime į oro uostą. Tokie vadalkėliai. Oi, šilta, gera ir smagu. Naktį 3:30. Esam oro uoste jau. Pasipuošiau tą progą su AirAsia maikute ir skreisim su AirAsia. Ponia Dalalė, susipažinkite, ponia Dalalė. Marase. Tai va, tai einam pagert kavuko, nes per anksti atvarėm. Kavuko, Domantė sakė, Ice tea labai nori. Ice tea. Tai va, ir kas dar? Ir nieko, skrisim į Penangą. Tai jau parodys kažką iš lėktuvėlio tikriausiai.